Dabar žodį suteiksime Albiną Kavaliauskaitę gynusiam advokatui Raimundui Jurkui. Sakykit, prašau, kuo įdomi, svarbi ir reikšminga Albinos Kavaliauskaitės byla? Jūs ją gynėte, jūs tą bylą žinote, jūs laimėjote. Kokios būtų pagrindinės jūsų pastabos ir rekomendacijos? Tai, pirmą atkreipiu dėmesį, kad vis tik tas teismo sprendimas, kuris buvo paskelbtas šią savaitę, reikšmingas mano supratimu tuo, kad tai yra viena iš retesnių bylų, kuriuose iš principo teismas pasisako dėl profesinių sąjungų vaidmens, profesinių sąjungų reikšmės apskritai Lietuvos valstybei kaip tokioje. Ir nors tarsi mes galime kalbėti apie tai, kad žmogus, kuris ilgą laiką buvo profesinės sąjungos vadovų, pirmininku, tačiau kuris buvo, sakykime taip, neteko tų pareigų ir kovodamas ir manydamas šiuo atveju, kad tų pareigų netekimas buvo nepagrįstas ir neteisėtas, be abejo kovojo teisme už tai, kad iš tiesų, kad neįsigalėtų Lietuvoje šiuo atveju būtent kažkokia tokia praktika ar tendencijos, kad profesinės sąjungos gali daryti, ką nori su nauja vadovybė. Aišku, svarbu turėtų minėti tai, kad šiai dienai dar tas teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs, visiškai natūralu, kad pagal įstatymus atsakovai, kuriuo atžvilgiu, matomai šiai dienai yra priimtas, ieškovės naudai priimtas sprendimas, gali pasinaudoti apeliacijos teisę, per vieną mėnesį apskųsti aukštesniajam teismui. Nežinia, ką aukštesnis teismas pasakys, ar paleis galioti tokį, kokį žodį tarė pirmos instancijos teismas, ar vis tik jį galbūt pakeis. Čia bus matyti, jeigu bus skundžiamas aukštesniajam. Tačiau, mano nuomonė, aš vis tik noriu pabrėžti vieną dalyką, kad iš tos bylos aplinkybių ir iš be abejo teismo pozicijos, teismo argumentų, kuriuos jisai pakankamai mano supratimu išdėstė aiškiai, struktūruotai ir sistemingai, tenka suprasti, kad kažkoks spontaniškas, greitas ir galbūt nepamatuotas ir neįvertintas profesinės sąjungos veikimas tikrai buvo pripažintas nepagrįstu ir neteisėtu. Vėlgi, nors tai nėra sprendimas galutinis, kuris yra įsiteisėjęs ir kuris jau turėtų būti vykdomas šiam momentui, tačiau tam tikrų požiūrių leidžia tiesiog tikėti, kad tokia, kokia yra profesinė sąjunga, aš neįvardinu kokioj srity, kokios institucijos ir panašiai, tokia, kokia jinai yra, iš tiesų tokia sąjunga egzistuoja. Ir jinai būtent skirta yra ginti darbuotojų interesus, darbuotojo teisėms atstovauti ir panašiai. Ar būtų didelė profesinė sąjunga, ar būtų mažytė profesinė sąjunga, bet tai yra veikianti profesinė sąjunga ir tai yra dar kartą toks simbolis, teismo parodytas simbolis, kad vis tik darbuotojų interesų negalima niekaip kitaip, bet kokią formą bandyti galbūt užgniaužti ar juos varžyti. Ir kad būtent profesinė sąjunga tai yra vienas iš tų darinių, kuris valstybei suponuoja, kad kalba ne tik darbdavys, bet kalba ir darbuotojas. Tai yra tos lygiosios teisės. Tai būtent šitoj konkrečioj byloj, šiandien skaitydamas motyvus, teismo išdėstytus motyvus ir argumentus, aš įžvelgiu tai, kad iš tiesų reikia gerbti ne tik pačią profesinę sąjungą kaip darinį, bet ir jos įstatus, bet ir jos priimtus nutarimus, bet ir joje veikiančių žmonės ir be abejo tos sąjungos
vadovus, ir tarybą, ir sąjungos narius, ir panašiai. Visų jų interesų reikia paisyti. Ir iš tiesų aš tiesiog negaliu kitaip sakyti, negu taip, kad juk yra įstatymai, kurie reguliuoja profesinių sąjungų reikalus, ir jie aiškiai, nedviprasmiškai numato, kaip veikia ta profesinė sąjunga, kaip gali būti naujai perrinkta, kaip gali būti naujai suformuota ir panašiai. Tai teismas, mano supratimu, giliai išvilgė ir konstatavo, kad iš tiesų, matomai, tol, kol šis sprendimas nėra paneigtas aukštesnio teismo sprendimu, tvarka ir procedūra buvo tikrai pažeista. Suprantame, teismas negali gilintis ir komentuoti ir kvestionuoti galbūt kitų motyvų, kodėl taip galėjo atsitikti, kodėl taip atsitiko galiausiai ir panašiai. Tačiau teismas be abejo tai yra profesionalus subjektas, kuris turi žiūrėti tik į teisės raidę šiuo atveju, bet be abejo, matyt, vedamas savo vidinio įsitikinimo, mato reikalo esmę ir be abejo priima šiuo atveju pagrįstą teisėtą sprendimą. Tai štai, matyt, natūralu, kad būtent ir pati Albina Kavaliauskaitė, kaip ieškojo šitoje byloje, yra atsidūrusi vienoje ir kitoje situacijoje, kuri matomai yra susijusi su jos, kaip, reiškia, šią dieną tenka sakyti buvusios profesinės sąjungos pirmininkė, nes, kaip ir minėjau, sprendimas neįsiteisėjęs. Tai tarsi leidžia suprasti, kad susidaro toks vaizdas, kad valstybei tas žmogus, kuris tikrai aktyviai ir principingai kovoja už darbuotojų teisės, galbūt įbandoma kažkaip paveikti, gal kažkaip tai ieškot. Užšiauk burną, išgąsdinti. Ieškot būdų, kaip, iš tiesų, ieškot būdų, kaip nutildyti tą žmogų ir panašiai. Vėlgi, tai yra tik spėliojimai. Tačiau, vėlgi, teismas to negali įvardinti tokių dalykų, tačiau vien tos bylos, sakykime, kur buvo kreiptasi dėl Albinos Kavaliauskaitės, reiškia, nubaudimo už tai, kad jinai savivaldžiavo ir neatiduoda vienų ir kitų dokumentų, reiškia, profesinė sąjungai, ir teismas dėjo galutinį tašką, ir tas sprendimas yra įsiteisėjęs Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo berods. Tai tiesiog rodo šiuo atveju, kad Albina Kavaliauskaitė yra teisi. Mano supratimu, aš tiesiog kitokių minčių turėti tikrai negaliu, nes aš įsiskaitau teismo sprendimą ir ten viskas aiškiai aprašyta ir surašyta. Tai visame kame aš manau, kad dominuoja tas protingumo, sąžiningumo principai. Ir tiesiog aš suprantu, kad gyvenime kiekvienos socialinėje erdvėje du žmonės bendraudami galbūt ir neatranda bendros kalbos, bet turi būti tolerancija. Ir turi būti galbūt sustojimas, palaukimas ir įsiklausimas, nes, tik tokiu būdu mes galime racionaliai gyventi. Šiai dienai buvo tam tikras prasme pasilgta, ne visai galbūt atitinkančiai pagal įstatymo nuostatas. Ir aš be abejo viliuosi, kad tas teismo sprendimas, kuris buvo paskelbtas šią savaitę, po kurio laiko įsiteisėjas nepakeistas, kaip nepakeistas. O jeigu teks vis tik ir kilti Albinai Kavaliauskaitei šiek tiek į aukštesnį teismą, jeigu bus apklausas, be abejo mes įrodinėsim savo tiesas, savo teiginius ir įrodančius, kad iš tiesų teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, ir kad būtent Albinos Kavaliauskaitės ieškinys, būtent profesiniai sąjungai, iš tiesų buvo pagrįstas. Ir tikrai Albina Kavaliauskaitė įžvelgia tas grėsmes, kurios ir atsirado ir galėjo atsirasti, jeigu vis tik jos ieškinys nebūtų, sakykime, tenkintas, bet jis yra tenkintas. Tai tiesiog tokiom prielaidom aš galiu kalbėti, aš tikrai kalbėčiau drąsiau ir kategoriškiau, jeigu teismo sprendimas būtų įsiteisėjęs šią dieną. Bet tai yra vėlgi mano nuomonė, grindžiama vidinį įsitikinimą ir be abejo žinodamas bylos aplinkybės. O kuo ši byla buvo, sakykime, taip sudėtinga, kuo jums ji buvo ne tik sudėtinga, bet ir įdomi, netikėta, kokie jūsų kaip teisininko, kaip advokato, profesionalo nuomonė? Tikėtinumo prasme, tai ir sudėtingumo požiūriu. Be abejo, visos bylos yra daugiau mažiau sudėtingos. Tik
vėlgi, aš tiesiog galbūt žiūrėdamas bendrai į Lietuvos teismų pozicijas, į galų gale, į apskritai kitas nuomonės ir apskritai tai, kas yra rašoma apie profesinių sąjungų veiklą Lietuvoje, mano kaip žmogus ir kaip teisininkų įsitikinimu, tai iš tiesų yra profesinė sąjunga, bendrai kalbant, yra kažkaip jinai nustumtai į kampą ir jinai tam tikrą prasme silpnesnėj pozicijoje atsiranda. Ir suprask, jeigu tik tai pradėsi garsiau rėkti, garsiau kovoti, ar tai aršiau kovoti šiuo atveju, be abejo, susidursi su tam tikromis kliūtimis. Tai šita byla, vėlgi, yra kaip byla, tai yra civilinė byla. Žmonės be abejo, tiek Albina Kavaliauskaitė, tiek ir atsakovas, be abejo, įrodinėjo savo teiginius, matė savo tiesas. Tai tiesiog matyti pačią Albiną Kavaliauskaitę teisme, kaip iš tiesų žmogus kovoja už savo pažeistus interesus ir bando įrodyti teismui, bando įrodyti kitoms šalims, priešingai šaliai, kas buvo gerai padaryta ir kas buvo ne taip padaryta, kaip turėtų būti padaryta. Tikrai įtikėjo tuo, kad ta profesinė sąjunga, kuriai jinai vadovavo, ėjo tinkamu keliu, matė tinkamą savo veiklos viziją ir šiuo atveju jos misija buvo teisinga. Todėl aš gal net atsakydamas į jūsų klausimą dėl to, kiek jinai buvo sudėtinga, kiek jinai buvo neįtikėtina ta byla, aš tiesą sakant galvojau, kaip stiprus bus teismas, matydamas abiejų šalių argumentus. Kaip stiprus bus teismas, kaip ne tik be abejo, kalbant apie tai, kaip jisai interpretuos, kaip jis įvertins byloje surinktus duomenis, byloje vienos ir kitos šalies pateiktus argumentus, kaip jisai įstatymą perskaitys, kaip jisai tą įstatymą pritaikys pagal surinktus žinomas faktinės aplinkybės. Nes vis tik tai yra susijęs su daugeliu žmonių, nes yra ir tretieji asmenys, ir dabartinės profesinės sąjungos nariai, tarybos nariai, ir vadovybė, ir buvusios, turiu menyje, šituo metu, kai dar vadovavo Albina Kavaliauskaitė, būtent anuometinės vadovybės nariai, yra tikrai daug žmonių, byla savo apimtimi tikrai nemaža. Tai ar būtent, kas užims, sakykime, tai kas paims viršų? Ar įstatymų raidė, ar kažkokios tai asmeninės emocijos? Nes natūralu, kiekviena byla tuo yra gausi, kiekviena byla. Tai šitoj bylo iš tiesų, ta prasme, kai manoma, kad būtent yra profesinė sąjunga, kuri tikrai gina darbuotojų interesus, kovoti dėl jos tikrai verta. Tai šito vietoj aš buvau atsakingas ne tik už Albiną Kavaliauskaitę. Aš buvau atsakingas ir už visus galbūt buvusius esamus ir būsimus, galbūt, jeigu įsidės šitas sprendimas nepakeistas, darbuotojus, kurių naudai iš tikrųjų tą profesinę sąjungą veikia. Ir tai tiesiog, jaučiuosi tarsi atsakingas už daugelį žmonių. Nes neždamas tą, sakykime, vadinkim taip, tą kryžių toje byloje, be abejo, man buvo lengviau, nes iš tiesų su Albina Kavaliauskaitė buvo tikrai lengva dirbti šiuo atveju, nes advokatas vienas nieko tikrai nepadarys. Nes tai darbas su žmogum, žiūrėjimas, matymas, analizė bylos dokumentų, natūralu, kad paskatino kovoti šiuo atveju, ir gilintis, ir nenuleisti rankų, nors buvo visokių dienų, ir vieną dieną kaip ir pradėjome nenuleisti rankas, kitą dieną vėl pasijauti stiprus, bet tai yra atsakomybė už pačią profesinę sąjungą. Šiuo atveju teismas parodė, kad negalima Lietuvoje skriausti profsąjungų neteisėtais metodais, neteisėtais būdais, taip? Teismas parodė, kad bet kokie sprendimai, kurie yra priimami profesinės sąjungos viduje, ar tai sprendimai, kurie ateina iš išorės, jie turi būti pagrįsti įstatymu. Tai teismas tą pakankamai aiškiai ištarė
tame teismo sprendime ir davė suprasti, kad reiškiasi, tuometiniai įstatai, kuomet dar pirmininkavo Albina Kauliuskaitė, jie aiškiai nustatė tvarką, kaip galima inicijuoti neeilinį susirinkimą profesinės sąjungos, kaip galima inicijuoti profesinės sąjungos organų pakeitimą, jos veiklą, sprendimų priėmimą ir panašiai. Tai iš tiesų teismas davė suprasti netgi ir tai, aš taip drįsčiau sakyti, kad ne tik, štai yra profesinių sąjungų įstatymas, kuris pasako, kas, ką, kaip turi daryti šiuo atveju. Tai ne tik įstatymas ir netgi ne tik įstatai profesinės sąjungos tą reguliuoja, bet būtent pačios profesinės sąjungos įstatų pagrindų priimti nutarimai, kurie galbūt netgi detalizuotus įstatus, nes įstatai daro, leidžia nuorodą į tuos profesinės sąjungos priimtus nutarimus, jie irgi yra labai reikšmingi. Jie irgi labai reikšmingi, nors mano supratimu jis buvo bandyta tarsi sumenkinti ir kad jie tarsi neturi teisinės galios, bet iš tiesų tai labai svarbu yra. Ir tie įstatai yra pakankama tvarka, tai tiesiog teismas pateikė sistemą, kad štai yra profesinė sąjunga, tai ne šiaip, sakykime, kažkoks neapibrėžtas, neaiškus darinys. Tai yra pakankama aiški institucija, lokaliniu būdu suformuota vienoje ar kitoje institucijoje ir tvarkos reikia laikytis. Kokia ta bebūtų tvarka, bet jos reikia laikytis. Jinai yra priimta įstatymo pagrindu, teisės pagrindu šiuo atveju ir panašiai. Ir tos tvarkos buvo laikytas. Tai matomai teismas tą aiškiai išdėstė ir aš tiesiog, aš skaitydamas, natūralu, kad paėmiau šiandien pirmą dieną paėmiau tą sprendimą ir aš visuomet kaip teisininkas skaitydamas žiūriu, motyvai. Kiekgi jie mane kaip teisininką iš tiesų, bandydamas atsiriboti nuo šitos bylos, nes jau pasibaigus bent jau šitame etape, kiek jie yra tie motyvai stiprus, kiek jie yra teisiškai pagrįsti, faktais pagrįsti ir panašiai. Tai tiesiog teismas tikrai buvo žvalgus ir vertino visapusiškas aplinkybės ir dėl to, mano supratimu, tikrai racionaliai pateikta argumentacija. Albinos Kavaliauskaitės norėčiau paklausti, kaip sunku buvo susirasti kietą advokatą? Pakankamai sudėtinga. Gal truputį smulkiau papasakotumėt, nes esu girdėjęs iš kai kurių savo straipsnių ir interviu herojų, kad vis tik advokatus susirasti šiais laikais nėra paprasta dėl daugelio priežasčių. Tai man būtų labai įdomi jūsų nuomonė. Advokatas susirasti, kuris gintų, iš tiesų gintų savo klientą, tai yra pakankamai sudėtinga. Aš patikrinau nemažai advokatų kontorų ir tiesiog buvo atveju, kai prieš tai buvę advokatai mano byloje ateina į teismą, sėdi tyliai ir nieko nesako, praktiškai teismas pralaimėtas būtų posėdžio metu. Tiesiog nors visi skelbiasi, kad gins klientą. Todėl aš galiu pasidžiaugti, kad šį kartą pataikiau nuostabius advokatus, kadangi tos mano bylos visos susijusios ir viena kontora iš tikrųjų turėjo ginti, kaip ir mačiau, kad viena darbo byla neatskiriama nuo policijos bylos, kur buvo neteisėti policijos veiksmai, dėl administracinės bylos antspaudų reikalavimas ir šitą profsąjungos byla. Tai rodo, kad tos bylos yra persipinusios ir skirtingi advokatai tiesiog vėl iš naujo viską gilintis būtų labai sudėtinga. Tai viena kontora gali būti. Todėl kreipiausi į įvairias advokatų kontoras. Tiesiog vieniems pasirodė galbūt nereikšminga ta byla, kiti po dienos pasakydavo, nežinau, mes tos bylos nei turi politinę atspalvį nesiimsim, ten per daug jūs mitingavot ir prikalbėjot. Tai buvo visokiausių atsakymų. Kitų tiesiog pakalbį su žmogumi ir matai, kad jis įstatymuose nelabai gaudosi. Ir tiesiog, jeigu aš jau pradėjau daugiau suprasti įstatymus už teisininkus, tai tiesiog matai, kad negalėsi kontaktuoti, gilintis, nieks nepatars arba pasako, čia ką tu čia šnekėjai, tu čia neišmanai, tu nesikišk ir tu neteisininkė.
Na, aš suprantu, kad aš neteisininkė, bet aš vis tiek galiu turėti savo nuomonę, arba tegul man įrodo, kad aš neteisė, dėl to, kad jau patirtis buvo tokia keliauti iš vienos bylos į kitą. Ir būčiau pralaimėjus, jeigu nebūčiau suradęs šitos advokato kontoros. Aš gal jau galima papildysiu ir Albiną, tai, nes aš savo patirties ir bendraudamas su Albina, labai yra svarbu, mano supratimu, aišku, tas pasitikėjimo santykiai tarp advokato ir kliento, bet pasitikėjimas yra pasitikėjimo, tačiau mano supratimu, ką žmogus labai žiūri, tai advokatas irgi turi įsigilinti tą bylą, įsigilinti tą istoriją ir turi pergyventi tos bylos. Na, kaip sakoma, aišku, negali į namus neštis darbo savo rūpesčių ir išgyvenimo, tačiau bent jau aš asmeniškai toks esu. Ar tai blogai, ar tai gerai, ne man spręsti, bet vis tik įsigyveni ir pergyveni kartu su žmogumi, nes būtent perimi iš jo pergyvenimus. Tik aišku, be abejo, galbūt ne taip, bandai, kaip sakoma, įvertinti blaiviau, ne taip pasiduoti galbūt emocijom, nes tai yra visiškai normalus dalykas. Visiškai normalus dalykas, žmogus, kuris susiduria su bėda, jisai natūralu, jisai, galbūt emocijų patrauktas, jisai galbūt ne visai taip, protas ir emocijos pradeda pintis tarpusavy. Tai vieną vakarą iš tiesų po bylos jau išeini su pergyvenimis, galvoju, kaip čia toliau, kaip čia ką, kokia čia pozicija užimt. Žiūrėk, rytoj atsikėlęs jau kitoks matymas yra, vėl saulė šviečia ir vėl eini kovoti ir panašiai. Tai tą turi rodyti ir žmogui, nes su žmogumi reikia dirbti ne tik tai apie tai, kas yra bylos surašyta, ne tik tai, ką aš žinau, ką klientas žino, bet aišku, reikia pasišnekėti, reikia sigerti arbatos ar kavos, tam, kad įsikalbėti, kad klientas perimtų mano ramumą, kuris galbūt šiek tiek ramesnis turi su bylos, sakykime, nors iš tiesų pergyvenu už tą bylą. Bet aš atitinkamai tam, kad aš pajausčiau tą bylą, kad aš pajausčiau kliento kvėpavimą toj byloj, jau tą gilų kvėpavimą, aš turiu tą klientą suprasti. Tai iš tiesų stengiuosi ir Albiną perprasti, iš tikrųjų, aišku, viena, antra byla, žmogų daugiau mažiau pradeda pažinti, tai būtent tai padėjo šitoj, matomai, iš to byloj siekti, maksimaliai siekti rezultatų šiuo metu. Niekada negali garantuoti. Kaip baigsis ta byla, kaip pasisuks, kokį. Negali galvoti teisėjo galvą, teisėjas negalvoja advokato galvą. Bet šiuo atveju jau dedi maksimalias pastangas, kad būtų pasiektas tas, kaip manoma, geresnis rezultatas. Tai čia tiesiog aš pabrėžiu, kad iš tiesų, kaip ir medikas sunku pasirinkti matomai gerą šiuo atveju, kaip ir bet kurios kitos specialybės žmogų, taip ir advokatą. Ir be abejo, vėlgi, bylos yra skirtingos. Profesinių sąjungų bylos be abejo, jos turi tokį, politinį kažkokį atspalvį. Ne kiek galbūt politinį, bet tokį rezonansinį atspalvį. Tai yra tam tikras rezonansas, nes iš tiesų, aš tiesiog iš mokslinės doktrinos galiu pasakyti, kiek esu susipažinęs su mokslo darbais, su analitiniais darbais, apie profesinės sąjungas. Visą kai profesinės sąjungos buvo žiūrima kažkaip, taip, priešiškai. Su tokiu įtartinu žvilgsniu. Tarsi profesinė sąjunga, kaip ir puls, kaip ir čia kažkas tokio, reiškiasi, nereikia nei ką, bet vis tiek, reiškiasi, bandys keltą reiškiasi, tą durpių debesį ir panašiai. Tai tą puikiai suvokdamas, suprasdamas kontekstą pačios bylos ir profesinės sąjungos vietos konkrečiai institucijai, vietos valstybei ir vietos socialiniam, ekonominiam, politiniam gyvenimui, tą labai svarbu suprasti. Čia ne vien tik tai teisė atsiranda. Tai tada natūralu, be abejo, pradeda geriau suprasti tą faktą. Nes iš tiesų aš ir Albinai Galiauskaitei sakydavau prieš eidamas į teismo posėdį, kad Albina yra istorijos dalyvė, aš esu istorijos stebėtojas. Bet geriausia tą istoriją vertinti, jeigu tu pats esi dalyvis joms. Tai tam, kad kiek įmanoma pajausti, be abejo reikia pajausti patį klientą. Tai todėl tik labai gerai įsigilinęs, gali būtent vieną ar kitą, reiškia, savo darbą tinkamai atlikti. Gal aš dar galėčiau paklausti, kas jūs čia gal galėčiau taip vis dėlto paklausti, kas labiausiai pašiurpino šitoj byloj, ar nustebino, ar nemaloniai nuteikė, ar čia policijos veiksmai, ar dar
kokių kitų atstovų, ar jūs kaip teisininkas nenorėtumėte šito? Aš nenorėčiau, aš nežinau, ar mane kas nors pašiurpino šitoje byloje. Tikrai aš nežinau, ar tikrai pašiurpino. Gal tikrai nebuvo tokio, kas pašiurpintų, ar būtų sukėlę tikrai tą kažkokį didelį nemalonę nuostabą. Tiesiog be abejo, matai ieškovo reikalavimus ir teiginius, matai atsakovo reikalavimus ir teiginius ir panašiai. Tai tiesiog, na, žinokit, sunku įvardinti. Sunku įvardinti, reikia pagalvoti. Aš suprantu, kai ten kai kuriuose vietose, sakyčiau, daugiau mažiau prisilaikoma įstatymų, bet būna taip ir mūsų gyvenime pasitaiko taip, kad jau visiškai nesilaikoma nei įstatymo dvasios, nei įstatymo raidės ir lipama per galvas. Tai ar buvo čia tokių momentų šitoj byloj, kur jau akivaizdžiausiai buvo peržengti? Matomai, kad čia policijos veiksmų, kad... Jūs apie policijos veiksmų? Kadangi čia visos bylos susijusios dėl to, kad taip, kad Vintas atvykę policininkai parodo... Ne, iš tiesų, kalbant apie tą pačią bylą, jeigu mes suvokim tą kontekstą, apie tą pačią bylą, kaip Albina Kauliauskaitė, kažkaip visiškai be jokio pagrindo buvo, reiškia, būdama savo buvusio darbovietėje, dabar jau dabartinė darbovietė, aplankydama, reiškia, kolegas ir domėdamasi kaip profesinės sąjungos, reiškia, atstovas šiuo atveju būtent darbuotojų teisėmis ir darbo sąlygomis ir panašiai. Ir be jokio pagrindo, būdama išvesta policijos pareigūnų į policijos nuovadą, neaišku dėl ko ir kam, ir kokiu tikslu, nei tai asmenybei nustatyti, nei tai užfiksuoti kažkokį pažeidimą, nes netgi turint visas galimybės tikrinti nustatyti asmenybę žmogaus ten, toje įvykių vietoje, kurioje tas žmogus yra, tai iš tiesų tas sukėlė nuostabą, kad, iš tiesų čia galim bet kam taip atsitikti. Ir man, ir kitam žmogui, ir Albinai Kauliauskaitei. Tai toks nihilistinis požiūris, nesakyčiau, kad tyčinis požiūris, bet toks, visiškas toks atmestinas požiūris į žmogus teisės, į šiuo atveju, vis tik yra Lietuva, aš negalėčiau Lietuvos įvardinti teisinės valstybės šiuo atveju, bet galbūt einančios link tos pusės, bet čia ir mano asmeninė nuomonė yra, tai vis tiek yra įstatymai, yra teisės aktų reikalavimai. Aišku, nereikia formalizuoti vien tai tos įstatymai, yra tvarka tiesiog. Žaidimo tvarka, yra žaidimo taisyklės, kurių reikia laikytis. Tai nuostabą kelia tai, kad galbūt tam tikros grupės žmonių, tam tikri pareigūnai, tam tikri kiti asmenys, tų taisyklių nesilaiko. Nes jų nereikia laikytis. Tai šiuo atveju Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas čia visai neperseniausiai pripažino iš tiesų, kad tie pareigūnų veiksmai yra neteisėti ir panašiai. Pripažino, kad padaryti Albinai Kauliauskaitei neturtinės žalos, aišku, simbolinė žala priteista buvo, bet tai yra teismo pozicija. Tai tas džiugina, kad vieną kartą pasakyta šitaip, kad taip daryti negalima, bet kaip dirbti negalima. Ir toks eklektiškas valstybės kardos institucijų ilgesys, tikrai nesuteikia pasitikėjimo pačiomis institucijomis. Ir antra vertus, tuo pačiu demonstruoja kažkokį tokį, kad, jeigu mums taip galima, tai matomai ir visą lygiusiai visuomet daryti, taip galime daryti kaip nori, nors yra žaidimo taisyklės, bet mes jas ignoruojame. Yra tvarka. Tai prašom laikytis tvarkos. Tas buvo pasakyta ir Albinos Kauliauskaitės byloje būtent dėl profesinių sąjungų. Yra tvarka, yra procedūra, yra tam tikros sąlygos ir tam tikri kriterijai. Būkit malonus, laikykitės. Tuomet keliam rankas, viskas tvarko, viskas teisingai. Ką padarysi, gyvenimas vietų nestovi. Bet kai ta tvarka yra pažeidžiama ir kai galiausiai, tu suvoki, kad tokią tvarką kažkas nori toleruoti, tai tada kyla klausimas, kur mes tada einame. Ar mes čia vis dar vietų stovim. Nes iš tiesų, be abejo, aišku, iš tikrųjų emociškai sukelia ir dabartiniai valstybė įveikiai,
įvairios teisinės situacijos, nuomonių pasiskirstimai visuomenės dalyse. Tai rodo šiuo atveju, kad kažkoks toks yra sambūris, kažkoks yra pakilęs, sakau, kaip ir minėjau, tai yra tokių dulkių debesis šiuo atveju, kuriame nesusigaudo, kas kur yra. Kada jisai nusistovės, kada jisai nusileis ir bus aiškiai matyti vaizdas, na, tai kur ta mūsų kryptis, kur mes einam, tada gal bus aiškiau. Tai... O ką jūs patartumėt žmonėms atsidūrusiams panašiuose situacijose, kaip Albina Kavaliauskaitė, ieškoti profesionalių advokatų ir nebandyti gintis savo jėgomis? Aš esu susitikęs su nemažai žmonių, kurie iš pradžių bandė gintis patys savo jėgom, tarsi manė, kad jie išmano teisę ir paskui jau, kai griebėsi advokatų pagalbos, jau paskui būdavo arba visai per vėlu, arba pusiau per vėlu. Tai jūs ką patartumėte tokiems žmonėms? Taip, žinia tai, kad ir susirgęs žmogus be abejo pradeda visiškai neišmanydamas medicinos, be abejo blaškosi, mėtosi, ieško, kaip sakant, gero pigaus ir profesionalaus mediko, kuris jam galėtų padėti spręsti sveikatos problemas. Tai matomai ir žmogus susidūrė su tam tikra teisinė situacija, su kažkokia konfliktinė situacija. Natūralu, kad žmogus visko žinot negali. Tai aš manau, kad iš to vietoj be abejo visuomet, aišku, lengva patart, matome, ne visuomet lengva tai padaryti. Tai be abejo pirmiausia išlaikyti tą protingumą. Tai yra neprotingumą, tą ramumą šiuo atveju, kad reikia ramiai iš pat pradžių. Tačiau vėlgi pagal galimybės. Labai gerai būtų, jeigu aš tikrai žinočiau konkrečių klausimų, kuriuos advokatas yra geriausias to klausimų. Gerai, jeigu aš turėčiau pakankamai lėšų tam advokatui susimokėti ir panašiai. Bet ne visi tą žino, ne visi tą gali. Tai puikiai suvokiami dalykai. Tačiau, mano supratimu, Lietuvos advokatūra irgi atitinkamai deklaruodama ir kas kartą primindama žmonėms šiuo atveju, kad jeigu yra klausimas, ateik paklaus. Jeigu aš nežinosiu, aš tikrai pasiūlysiu, kad sakys, ne, šito klausimu aš nesu specialistas, galbūt sakysiu, ne, šitas klausimas yra politas, aš nenoriu veltis, gal dar kažką yra tas žmogus, kurį aš manau visai yra geras, aš galiu už jį laiduoti, arba eik pas tą, duodu kontaktus. Ir pasiklausyti, šito vietoje, tokia situacija šiandien. Šiandien yra karšta situacija, įvyko ta šiuo atveju. Ar man ten rašytis, ar nesirašyti. Ar man ten eit pro duris, ar man neeit pro duris. Tai mano supratimu advokatas be abejo jisai minimaliai išklausęs bent jau esamą situaciją, aišku, nebūdamas itin įsigilinęs, nes iš pirmų, kaip sakant, lūpų, iš pirmų minučių, iš pirmų valandų dar negalėjau visos situacijos žinoti, bet mano supratimu, kaip ir medikas patars, kad to nedaryk ir panašiai. Čia ta pati situacija, kaip ir, aš galiu palyginti tiesiog tai tokį dalyką, šiandien žmogus po eismo įvykių susižalojęs ir jausmas kažkokį tai skausmą nugaros srity, tai kitas, aišku, sakys, stokis ir eik. Tai galbūt medikas tas gulėk, nes gali būti problemas su slanksteliais, ten, sakykime, stuburo. Aš kalbu tai būtinį išraišką, aš nežinau, kaip tai įvardint, bet viskai aišku pasakys, kad toj padėty yra geriausia ir yra saugiausia. Tai tą patį bet kuris specialistas, tas yra advokatas. Ir tikrai nemanau, bent jau pas mane, kiek būdavo šiuo atveju, aš tikrai už 10 minučių žmogus neina. Bet tai yra nemokama konsultacija. Bet aš manau, kad tikrai geranoriškai pasižiūrės. Be abejo, reikia žinoti paskaityti, kas tikrai tą klausimą išmano. Bet čia, tai yra gyvenimas. Tai yra gyvenimas, aišku, tu tą dalyką turi žinoti. Aš tikrai pritariu ir Albinai šiuo atveju, kad jeigu aš būčiau jos vietoj, be abejo, aišku, ta pati kontora advokatų, kuri nuolat eina tuo pačiu keliu, be abejo, žino tas aplinkybės. Negu blaškytis pasienų pas kitą, galima, niekas nedraudžia. Tačiau be abejo, tas nuoseklumas ir jau tęstinumas duoda supras, kad advokatas jau žino visą istoriją. Užuot kitam advokatui reikėtų jau gilintis. Viskas tvarkoja, kitas advokatas gali būti dar geresnis. Tai įvairiai. Bet aš tai patarčiau šiuo atveju, kad bent jau paklaust kolegų, kas galbūt susidūrė, gal kas žino, artimųjų pažįstamų, kad koks geresnis, kas kažką, tai be abejo yra advokatai, kurie tik tai galbūt vien tik su baudžiamosiom bylom, tik tai su civilinėm bylom, kiti su šeimom bylom, kiti su profsąjungom, net nežiūrės, nes tai yra ne jų specializacija. Visiškai įmanoma, bet vis tiek atrasi.
atrasti tą veiksmą ir panašiai. Galų galiai yra, na, vis tik, ne vien tik advokatų, kurie gali patarti, yra, jeigu tai yra su darbo santykis, na, tai yra valstybės institucijos, kur paskambinus gali pakonsultuoti. Bent jau pasakyti, ką daryti pirminiuose žingsniuose, pirminėje situacijoje, kai nebėra laiko važinėti po Lietuvą ieškoti geriausio teisininko, kuris galėtų patarti. O tik tada jau nebus klaidos padaryti. Maksimaliai klaidos nepadaryti. O po to jau, jeigu lieka laiko, tada jau gali suaktyvuoti toliau. O Albina Kavaliauskaitė palinkėtų žmonėms niekada nepasiduoti ir ieškoti teisybės, bylinėtis iki Taip, visuomet pergalės. Palinkėčiau bylinėtis, ne tai, kad bylinėtis, jeigu esi teisus, jeigu iš tikrųjų manai, kad teisės pažeistus, tai manau, reikia gintas teisės visais įmanomais būdais. Ir jeigu, kaip ir mano atveju buvo, kad vienas advokatas, kaip pavedė, ieškai kito, tiesiog ne dėl to, kad jis man nepatinka. Aš suprantu, kad advokatas negali, kaip ir medikas, mirti kartu su savo pacientu, kad negali kažką padaryti daugiau negu jo klientas. Ir tiesiog aš ieškojau tai, kad būtų ir žmogiškumas kartu, ir profesionalumas kartu, ir nežinau, kad patartų, nes ir tuose teismuose, nesu aš teisininkė. Bet aš mačiau, kokią istoriją papuoliau, įsivėliau, kad tos bylos jau persipinusios, eiti visiems pasakotosios kontoras. Tuo labiau, kad profesorius yra baudžiamosios teisės specialistas, bet teko patirti, teko išbandyti jėgas ir darbo teisė, ir administracinė teisė, ir galbūt ir baudžiamoji kada nors privers. Patikrinsime čia. Taip, kad nenuleisti rankų reikia. Ir man tai atrodo svarbu labai klientų ir advokatų santykiai, kad atrasti savo advokatą labai yra svarbu. Kaip aš minėjau, patikrinau daug advokatų kontorų ir tas požiūris į klientą, į būsimą klientą, į dar jau neišklausius jo problemų, kaip arba pabendravus, čia maždaug čia tau problemos tokios nereikšmingos. Man tai jos buvo labai reikšmingos, tai buvo mano gyvenimas, kaip sugadintas savotiškai, iš darbo išmesta, policijos sulaikyta ir man atrodo jau pasaulio pabaiga. Ir kai mane pasižiūrė, čia atėjo maždaug kažkokia baubelė, kažko tai nori, ir tiesos ieško teismuose. Ir tas nežiūri, kiek tu ten, neskaičiuoji, ar tu ten turėsi tų pinigų susimokėti, ar tu neturėsi susimokėti, bet pirmiausia, net ne mano finansinė padėtis buvo įdomi advokatams, bent jau šitoj kontoroj, o tai kokios mano problemos buvo. Ir tas mane nustebino. Labai, nes įsivaizduoju, kad ateini žmogus, nežinau, bedarbis, mažametis vaikas, dar policijos sulaikyta, bylų krūva ir nori teisybės ieškoti teismuose. Bet nei kartų neišgirdau, kad pirmiausia, o kiek, iš kur tu pinigų gausi tom bylom? Pirmiausia buvo sprendimas, o kaip mes tą, kad nepamirštų terminų, nepraleist terminų, tiesiog, kad aš mačiau žmogų, kuris, gali padėti man, kad įsigilina tą problemą, kad iš tikrųjų tai yra baisi situacija tokia ir paskui kartu galima spręsti. Aš pati skaičiau daug teisės aktų, gilinausi į bylas ir bandžiau, kaip spręsti, kad tiesiog padėti, prieš tai turėjau kelis advokatus, tai mačiau, kad nebūtų tokia pasyvia klientė, tiesiog stengiausi jau pati įsigilinti į bet kurią problemą, į tos teisės aktus, į tos nurodyti pažeidimus, kad bendradarbiauti. Ir man buvo labai keista, kad aš ir šitiems advokatams bandžiau nurodinėti straipsnius ir savo argumentus, motyvus ir niekartų nesulaukiau, ką tu čia mums siuntinėjai per medžiagą, nes mes teisininkai, mes puikiau išmanom, geriau išmanom. Tai dėl to ir visiems palinkėčiau tokių advokatų. Bet puikiai suprantu, kad tos mano bylos politinės, su politinio atspalviu, kadangi, nesakau, keli advokatai pasakė, atsisakė visiškai ginti mane, sako, nenoriu turėti problemų, tai puikiai žinojau, kad paduodama valstybė į teismą, kad paduoda dėl policijos veiksmų, kad darbo byloje bus mestos labai didelės pajėgos. Ir matys, kad ir profsąjungos dokumentų neteisėtai reikalavo protokolų ir sąrašų ir profsąjungos narių. Puikiai suvokiau, kad šitoje valstybėje vien tik tai, kad parašyta yra įstatymas, tai galima ir tai tą įstatymą, kad ne visą laiką iš teismų sprendimų matėsi, kad
ne visi tie sprendimai tokie pagrįsti ir teisėti ir įstatymo raidės laikytasi, arba ten suvokta esmė. Kažkaip tai, jeigu nunešė rašytinius paaiškinimus 20 lapų ir teisėjas vienu sakiniu atmeta, kad pasisako, kad jo neįtikina, tai tiesiog kaip patirtis buvo, tai dėl to nesakau, kad aš jau baisiai... Karti patirtis tiesiog ir tikėtis, kad advokatas jau čia kaip Dievas išgyvendins mano visus norus, to aš nesu tiek naivi, kad norėčiau, kad trokščiau. Taip, aišku, norėtųsi, bet suvoki tą teismų sistemą, bet jeigu kovojam, tai kovojam abu, tada ne tai, kad ateitų, sakau, sėdėtų teismų posėdėje ir paskui man teko vienoje byloje 4 valandas pačiai kalbėti, gintis visais įmanomais būdais, išsakiau visus teisės aktus, ką ir žinojau, tai teismo posėdis vyko 4 valandas. Čia dėl policijos veiksmų apygardos teisme, kai advokatas atėjo, jisai sako, palauk, aš turiu dar kitą bylą pas tą teisėją. Tai ir praktiškai mačiau, kad jau byla, mano posėdis teismo baigės po 5 minučių. Teko pačiai dėti kiek išmaniau, kiek galėjau. Tai dėl to, sakau, tas požiūris į žmogų, į klientą, apie jį, ne jo piniginę, dėl to mane labai nustebino. Prašau, čia svarbiausia yra bent jau labai svarbu, kad būtų abipusis pasitikėjimas tarp advokato ir kliento, kad klientas pasitikėtų advokato, o advokatas pasitikėtų klientu ir abu vienas kitam jaustų palankumą, taip? Taip, tai yra pasitikėjimas, yra bene tas jungiamasis ryšys, tie klijai, kurie iš tiesų leidžia žmonėms dirbti kartu. Konkrečioj byloj, dėl konkretaus dalykų, dėl konkrečios problemos. Ir iš tiesų pasitikėjimas yra labai svarbu, bet tai yra pasitikėjimas ir dviejų žmonių santykių turinio klausimas. Bet iš kitos pusės, mano supratimu, advokatas, jeigu kalbėti apie šitą specialybę, advokatas, ar jisai būtų gynėjas, ar jisai būtų atstovas kokioje tai byloje, mano supratimu, taip, tai yra darbas, už kurį turi būti apmokama ir panašiai, tačiau jo pastangos turi būti dedamos maksimalios. Ir pavyzdžiui, aš asmeniškai kaip, akademinės bendruomenės narys taipogi, tai tikrai matydamas iš teorinės pusės, iš praktinės pusės, kad iš tiesų ne viskas tvarkoja su mūsų teisėsauga, su mūsų galbūt teismais Lietuvoje. Ne viskas tvarkoja, yra visuomet gali rasti ir baltų, ir tamsių pusių. Kaip ir visam pasaulyje matome. Tai galų galia pagalvoju, kad, gerai, bet tai aš turiu realų šansą žmogų padėti ir jį įsiklausyti. Ir kažką padaryti iš tikrųjų, kad bent vienas žmogus patikėtų, kad yra tas teisingumas Lietuvoje, kad tikrai galima pasiekti rezultatą įstatymų pagrindu. Kitas reikalas, kai yra įstatymas blogas, tai taip. Bet noriu su galų galia, jau kokie tai įstatymai yra Lietuvoje, jie tokie yra. Svarbu, kad jie būtų teisingai aiškinami ir kad nebūtų išskyrus įstatymą kažkokių tokių reiškiasi motyvus grindžiančių faktorių. Tai yra tik įstatymas. Tikra istorija. Tikras faktinis aplinkybės, neišgalvotas, neišmanytas, kad nebūtų suklaidintas teismas, kad nebūtų suklaidinta kita šalis. Ir tu turi realų šansą iš tiesų, kalbėnas byla, viena, antra, trečia, tą padaryti iš tikrųjų. Ir bendrom jėgom, kad matai, kad tikrai sekasi, kad tikrai gali padaryti ir gali išnaudotas galimybės ir eiti pagal įstatymą, jokių būdų neklaidindamas ir nekurdamas nebūtų versijų, jokių būdų neklaidindamas teismo ir nebandydamas padaryti savo teisingumo, tai yra subjektyvaus teisingumo, o kad tai būtų objektyvus teisingumas, tai yra taip, kaip iš tiesų turi būti. Ir, sakau, tas kartais pavyksta. Tai didžiausias džiugesys iš tikrųjų, bent jau man asmeniškai, kaip teisininkų, nes iš tiesų, be abejo, aš noriu, kad būtų ta ideali tvarka valstybei. Tai, kai matai iš tiesų, kad kai kur nėra tos idealios tvarkos,
ir stengiasi įnešti procesą, kad tai būtų viskas tvarkoje. Tai be abejo, nuo manęs vienas nuo vieno nepriklauso. Yra teismo rūmai, yra kiti advokatai, kiti proceso dalyviai. Tačiau bent jau savo pusės stengiasi padaryti maksimaliai teisingai taip, kaip turi būti. Vis tik čia nelinčio teismai ir neviduramžiai, kur gali daryti kaip nori, priklausomai nuo žmogaus piniginės, priklausomai nuo žmogaus akių spalvos, priklausomai kokiam visi luomai priklauso ir panašiai. Aš asmeniškai nelabai to suprantu, kaip sakykime, jeigu, aš išmanau vieną ar kitą reikalą puikiai, bet aš tiesiog nesiimu to reikalo dėl to, kad bijau, kažkokius reakcijos ar kažkokio keršto, ar tai čia politinis atspalvis ar nepolitinis atspalvis. Profesionalumų atspalvių nėra, mano supratimu. Jeigu tu to klausimą išmanai, jeigu tu to klausimą myli, tai tu su juo ir dirbi. Kad ir kaip bebūtų, tu nepopuliarus, mano supratimu. Svarbiausia, tai reikia sąžiningai, pagal įstatymo raidę, kaip priklauso. Niekas už tai nebus. Šnekų, apkalbėjimų gali būti nuo iki. Gali būti tikrai nuo iki šito vietoje. Tai kai teisininkas taip mato reikalo pusę, kaip aš dabar bandžiau įvardinti, ir kai yra tarpusio vidinis pasitikėjimas tarp teisininko, tarp advokato ir jo kliento, kai tikrai gali tikėti žmogum, kai klientas tikrai gali pasikliauti advokatu, kaip sakoma, būti kunigo bažnyčia, kai advokatas tikrai gali tikėti tuo, ką sako klientas ir pasako visas tiesas ir visas paslaptis, kad po to nepaaiškėtų, kad štai teisme, tu man to nesakei, kodėl tu man nesakei, dabar per vėlų jau yra. Ir pasijauti tikrai labai nepatogiai, nes to klientas nesakė, arba jis nutilėjo tą aplinkybę, o jinai atsirado, tai jis išaiškėjo. Ir advokatas nejaukiai jaučiasi, nes to nežinojo. Tada yra blogai. Bet kai yra pilnutinis pasitikėjimas žmogum ir specialistų, pilnutinis pasitikėjimas iš advokato pusės to klientų, kuris atėjo su problema, su bėda, ir kai yra advokato iš tiesų tas vidinis noras padaryti viską tvarkingai, tai mano supratimu, čia net yra pinigai yra gerai, arba žmogus yra gerai, bet čia yra tas jau lieka antroje vietoje. Taip, yra sąnaudos, yra visai kita, bet visuomet su žmogus susitarė. Išeina, neišeina, gali, kiek gali, vėliau galbūt. Tai yra suprantami dalykai. Tai yra suprantami dalykai ir dirbi. Ir dirbi šitai. Ir tokiu būdu parodai žmogų, be abejo, puikiai supranti, kad tas žmogus, galbūt jau, advokatas pasistengėsi, tikrai, įdėjo visas pastangas, ką jau buvo įmanoma padaryti. Tai žiūrėk, tas klientas ir kitą klientą turi, kitą žmogų turi, tas žmogus dirba iš tikrųjų. Tai va šitą vietoj pat ir vieną ir kitą aspektus reikia sujungti viename, šiuo atveju tada yra gerai. Tada yra gerai. Nes advokatas irgi neturi žmogų meluoti į akis. Jeigu mato bylą, kad čia yra silpnoji vieta, čia yra mūsų stiprioji vieta, bet silpnoji vieta yra pakankamai gili ir probleminė, tai ir sakai žmogui. Kaip sakom, nevyniodamas į vatą reikalo esmės, ir sakai, bet čia yra silpnoji vieta. Galvom, ką darom, nes ta silpna vieta pasinaudos priešingą pusę. Taip, tą patį ir aš pasinaudočiau priešingos pusės silpna vieta, ir šią aš naudočiau kiek įmanoma. Ir dirbam ties to klausimu. Kaipgi mes tą galim silpną vietą užkamšyti, apginti, apžengti, kad jos nepaliestų. Tai yra kažkokia tai skaudi vieta, kuri yra iš tiesų mūsų skaudi. Tai čia yra darbas. Čia yra darbas, visa kita, kiekybinė išraiška, kokybinė išraiška panašiai. Ir kaip ir minėjau šią atveju, tai yra tas pasitikėjimas gali būti, minėjau, vieną dieną su šypsena, kitą dieną gali būti su pakeltu tonu, bet kalbėti reikia. Be abejo, pagarbos pagrindu, aišku. O tada procesas, darbas būtų padarytas maksimalus. O nuo maksimalaus, nuo darbo, į kurį dėti maksimalius pastangus, be abejo, matomai, galime tikėtis ir pozityvus sprendimų. Iš dalies pozityvus. O galbūt ir negatyvus sprendimas, bet nepalankus. Bet darbas buvo padarytas kiek įmanoma. Ir tą žmogus supranta, kad kas jau yra įmanoma, tas yra. Kas jau yra neįmanoma, tas jau neįmanoma. Svarbiausia, kad yra kaip ir klientų aktyvumas turėtose bylose, domėjimasis, ne vien tik tai, kad suverčia advokato ant pečių visas problemas ir jis tiek sprendžia. Iš tikrųjų, tai kiek susiturėtos tais bylose, tai turi pats daug domėtis, išmanyti, bent jau savo ieškinį žinoti, ko ten prašai.
Nes teisėjas neaišku, gali paklausti. Ir jeigu nesiorientuosi, gali būti geriausias advokatas, tiesiog jį pavesi. Pasakysi priešingai, negu kad ieškinyje parašyta, negu kad advokatų bus argumentai. Tiesiog galima nusikalbėti visiškai. Jeigu net nebus paruoštas klientas, arba klientas nenorės būti paruoštų, tiesiog nesidomės tą savo bylą. Bet čia yra iš tiesų, būtent tas domėjimasis ir įsišnekėjimas, iš tiesų dar viena savybė, kurią turi turėti teisininkas, kuris atstovauja, tai yra nuovokumas. Mano nuomonė, nuovokumas yra niekas negimsta su išlavintų nuovokumu, su nuovoka, bet dirbant konkrečioj byloje, jau gali nujausti. Žinodamas panašiose bylose, kokia yra praktika jau susiformavusi galbūt, kokie yra precedentai suformuoti, matydamas šitą bylą, nors nežinodamas, koks bus sprendimas, tu jau ir nuovoka, ko tavęs paklaus, ko iš tavęs gali reikėti kitaip pusėje šiuo atveju ir panašiai. Bet tą nuovoką konkrečioj byloje, konkrečių klausimų gali padaryti tik tai žinodamas bylos aplinkybės ir tik tai ilgai dirbdamas su žmogu. Na, ilgai tai yra tiek, kiek reikia, bet pakankamai tai yra daugiau negu reikia netgi kartais. Daugiau negu reikia kartais ir panašiai. Aš tai visuomet pas mane yra tokia situacija, tai mes su Rubina tą patį darydom, kad yra galimybė prieš posėdį, ar iš vakaro, ar tą pačią dieną, ar prieš 2 ar 3 dienas, pasišnekam, įsišnekam, aš sukeliu, stengiuosi sukelti tokį jaudulį tam tikrą prasme šiuo atveju, kad jau prieš 3 dienas, 2 dienas pradėtų žmogus jaudinti prieš posėdį. Nes tas neleidžia atsipalaiduoti. Ir netgi būna tokių atvejų, kai vienas posėdis pavyksta labai išinės, su tokiu optimizmu, bet viskas pavyko kol kas gerai, bet dar nesibaigė, dar bus dar vienas posėdis po mėnesio. Bet ruoškis, kaip sakant, tylu ruoškis audrai. Ir tada atitinkamai turi psichologiškai paruošti žmogų. Ir aš bent jau visuomet taikau šiuo atveju, pradedu Albinos klausinėti. Klausinėti to, ką aš manau, jos klausinėtų priešingą pusę. Specialiai tada žiūriu, kaip žmogus atsakinėja, kaip jis orientuojasi, kaip jis daro. Nes matomai tas bus. Įvairiai būna ir pataikai klausimus, ir nepataikai klausimus, nes strateguoji bylą. Tai labai svarbu dirbti iš tikrųjų. Tai va čia yra darbas. Čia yra kokybiškas darbas. Tai tikiuosi informuosite apie tolimesnius įvykius ir vienu ar kitu atveju mes dar susitiksim ir kalbėsimės. Ačiū. Jeigu tik klientas leis. Taip. Ačiū labai.